I thought there's... You take this and then we'll... Can you put the rest in? Yeah, First you have to do this and then yeah, you open You stood it... So grab it with both hands on both sides and turn it Gerai. sideways. You want to help me, sweetie? Va, tu gali irgi paimti, Maite, su teta kartu. Va, žiūrėkit, ką daro mūsų vaikai. Tuoj paaiškinsiu, kas čia vyksta. Čia yra tokia pramoga. Jinai gan brangi, bet mes su Kristoferiu nusprendėm per pusę ją nusipirkti. Ir čia kaip aukso... Wow! Tu kokį didelį radai ametistą. Išsiplauk. Ir pas Kristoferį vienas ametistas. Gražus. Čia kaip aukso plovimas taip vyksta, mes galim... Jo, jisai buvo prilipęs matyt prie kažkokio uolieno šitoj vietoje. Ir ten matosi daugiau. Tu šitą jau ištrauk ir toliau dar kitus trauk. Teta tau padeda. Padėk čia ir pažiūrėk, kokius dar radai akmenukus gražius. Čia yra miksas, čia yra ir gražus akmeniai. Mai, neišmesk jų, čia tavo yra brangakmeniai. Čia yra ir fosilijų, ir ryklių dantų. Ieškok, nepamesk. Ir kriauklių, čia jau fosilija kriauklė yra suakmenėjusi, nesufokusuojama. Mama, aš noriu žiūrėti. O kas čia toks blizgantis? Mama, aš labai noriu Tuoj, tai palauk sekundėlę, tuoj Maite. Aš tai parodysiu, va čia galima įsigyti. Parodoma, yra vienas maišelis buvo su gražiais akmenėliais, kitas maišelis su visokiom fosilijom ir dantim ir akmenukai. O čia miksas su dideliais ametistais dar vidu. Ir dabar mes kaip va tokiam aparatė, kaip anksčiau Kalifornija, buvo California Gold Rush, kažkada, kai rado čia aukso ir begalybė žmonių suvažiavo ieškoti aukso, tai dabar vaikai daro tą patį. Tokiu pat būdu, skalauja smėlį, ieškodami aukso gabalėlį. Va dabar, na? Balto parodyk, tas Kristoferį pastovėti. Demantas! Tai this is a quartz. Dak Maitei palaikyti apžiūrėti. Tu palaikyk ir paskui man. Kokios gražios fosilijos, pažiūrėkit. Dak Maitei, Kristoferiu, paskui. Pažiūrėk, kokios gražios fosilijos, matai? Are these shark teeth or somebody else's? They're sharks. All of them? I'm pretty sure. Okay. Aš vieną įmečiau sulagau. O pas Mają, pažiūrėkit, kokie akmenėliai gražus ir violetiniai, parodyk Maitei. Ir irgi kvarcas pas tave yra toksai baltas ir oranžinis, pažiūrėk, kokie gražus. Va, ten yra tas blizgantis akmenėlis. Maja, viskas bus tavo ir mama, gerai? Yra piritas, jis vadinasi netikras auksas. Pažiūrėkit, kiek mes viską radom, palaukit, reikia į maišelius dėti. Čia mes išdėliojame visą lobį, kurį mes ten pasiekėm. Pavyko sužvejoti. Čia mums davė va tokius gražius maišelius, kuriuos galima buvo sudėti viskam. Šitas ametistas yra labai panašus į kvarcą. Jo, ametistas ir yra kvarco rūšis iš tikrųjų. Yra daug kvarco rūšių. Violetinis kvarcas vadinamas ametistu. Dideli du labai ametistai, ar ne? Galėtum parodyti šitą? Va, Maja parodys va šitą kvarcą. Labai gražu. Tai parodyk Maitei jį ant rankytės. Apžiūrėti duok. Na gerai, vėliau parodys. Va čia dar buvo kvarco maži gabaliukai. Va čia tai fosilija ir aš galvojau iš pradžių, kad tai yra, taip man atrodė, kad čia ne seni daiktai, bet pasirodo, kad čia yra milijonus metų seni tikri autentiški dalykai. Va čia dar yra fosilizuota kriauklė, va čia senovinių kažkokių tai... Jeigu man negali parodyti, tai... O, va, Kristoferis rodo tą kvarco gabalą. Va čia, va, yra kažkokių tai gyvūnų liekanos senovinis. Čia, va, labai graži fosilija pas Kristoferį.
Taip, biškutį jai man taip atsuk. Aha, va šita. Čia nelabai gerai. Jo, sulūžo mums jinai. Jinai buvo visa, bet mes ją kažkaip sulaužėm neatsargiai. Čia kriauklės yra kai kur fosilizavusios. Čia matosi dar kai kur akmenukai. Va čia yra piritas, jis vadinamas dar netikras auksas, jis blizga. O va čia, va tikriausiai yra dantis ryklių ir jie irgi yra senoviniai. Aš galvojau iš pradžių, kad čia yra dabartinių ryklių dantis, pasirodo ne, čia yra senoviniai ir ten lankstinukė, kur mums davė, buvo parašyta, kad jiems irgi yra milijonai metų. Aš nelabai laiminga. Išsilaikė. Kad čia ir ne megalodono. Ne megalodono, nu Aš čia. norėčiau juos pamatyti. Jo. Tai dabar nežaidžiu. Taip, va čia dar labai gražus spalvoti akmenėliai. Įvairus. Kas čia per daiktelis toks? Mums yra panašu į vienas gabalėlis stuburo ar kažkokios trachėjos. Taip, čia panašus. Man atrodo, kad čia yra kažkoks gyvūnėlis. Aš tuoj bandysiu rasti lankstinuką, tuoj pažiūrėsim, kas jis toks. Vat šitas gabalėlis kvarco yra pati didžiausia ažiotažą tarp vaikų sukelia ir visą laiką jis yra nepadalinamas, nežinau kodėl. Gražus yra kristalas labai. Kvarco beje, ametistas jis irgi matosi, kad iš tokių kristalų ir susidaro, tik šitas didesnis. Taip. Na va, čia yra knygutė, brošiūra, kuri rodo mums kas kokio amžiaus. Va čia yra pasirodo tokie kaip squid-like animals, tai čia į kalmarus panašus gyvūnėliai, jie yra mėlynas taškiukas, tai kada jie gyveno? Daugiau negu 500 milijonų metų prieš. Dabar čia yra koralas, kurio amžius yra nuo 300 iki 500 milijonų metų, taip. Ir va čia yra ryklių dantis, tai jie mėlyniai raudoni, taip. Mėlyniai raudoni, raudoni yra jauniausi, mažiau negu prieš 100 milijonų metų, o mėlyniai yra labai seni, pasirodo. Ir čia mums davė, čia dar visi akmenukai, kurios irgi galima apžiūrėti kuris. Va, mes turim tokį baltą kvarcą, matosi, kad yra ir kiti kvarcai. Tokia įdomi patirtis buvo. Tokia treasure hunt. Iki. Ačiū Jums labai už peržiūrą ir džiaugiamės, kad Jūs žiūrite mūsų video ir ačiū, jeigu padėsit mums like. Ate.